žmonės nepriima rimtai savo atsakomybės už savo sielas ir pasekmių, dėl kurių jiems gali grėsti atsidurti pragare. Mato 10 skyrius 28 eilutė. Sako, nebijokit tų, kurie žudo kūną, bet negali nužudyti sielos. Verčiau bijokite to, kuris pragare gali sunaikinti ir sielą, ir kūną. Ir daug kas save vadina krikščioniais, eina į bažnyčias, meldžiasi su visais, gieda giesmes, dar kažkokius tai gerus darbus, paremia žmonės ir taip toliau, bet nepriima to rimtai. Tai ir savo nuodėmių ir savęs nusidėjėliais. Kad mes visi esam puolę Dievo akyse, tai tikrai. Ir Romiečiams 3 skyrius ir 23 eilutė sako, visi nusideda ir stokoja Dievo šlovės. Ir visi galvoja, kad pragare ten viskas tik dega, bet nėragi taip blogai. Bet pasakysiu, kad yra atvirkščiai, nei jums atrodo. Pragaras yra baisi vieta, nes ten yra nebuvimas Dievo ir atskirtis amžina nuo jo buvimo. Tai ten ir nėra jokios ramybės, jokios vilties, jokios meilės, jokio džiaugsmo, jokio komfortiškumo. Tai reiškia, kad tik skausmas ir agonija ir tai bus visa amžinybė. Viešpats irgi pasakė ir kalbėjo daugybę kartų apie pragarą, nei apie patį dangų. Nes jis nenori, kad nei vienas iš mūsų nepražūtumėm ir keliautumėm ten į pragarą, bet kad atsiverstumėm ir praregėtumėm ir sugrįžtumėm pas jį. Nes jis mus myli be galo. Net jūsų artimieji taip jūsų nemyli, kaip myli jūs pats Viešpats. Ir jis jums leidžia rinktis, bet jūs nešat savo atsakomybės už savo sielas patys. Aš jūsų nebandau išgąsdinti ir bauginti, bet jūs turėtumėt į tai žiūrėti labai rimtai ir labai apgalvoti apie savo dabartinį gyvenimą ir kur tai jūs nuves, kai jūs paliksit šį dabartinį pasaulį.